Išmokusių įmušinėti įvairiais kampais atėjo laikas prie pagrindinio snukerio dalyko, tai yra kontroliuoti baltą rutulį. Nes kas kontroliuoja baltą rutulį, kontroliuoja žaidimą. Pagrindiniai balto rutulio kontrolės principai yra šie. Pagrindas yra paslaptis slypi tiltelėje. Tradiciniam ir dažniausiai naudojama mušime tiltelis yra vidutinis, mušama į balto rutulio vidurį. Su tokiu mušimu pramušus raudoną, baltas lieka raudono vietoje. Štai. Jeigu mes norime, kad raudonas po įmušimo eitų į priekį, mes mušam lygiai tokį patį smūgį, tik tai su aukštu tilteliu. Idealiai. Tuo tarpu, jeigu mes norime, kad baltas rutulys po smūgio į raudoną grįžtų atgal, mes naudojame žemą tiltelį.